Kągi, sveiki. Šiandien skaitysiu ištrauką iš savo būsimos knygos, kurią šiuo metu rašau. Jis skirta tėveliams, kurie augina vaikus paauglius su antsvoriu arba nutukimu. Ir šiandien pradėsime nuo pirmos dalies. Jį vadinasi ribojanti nuostata numeris 1 - aš bloga mama. Ir ją atsverianti nuostata arba atverianti galimybės nuostatą - aš geriausia mama savo vaikui. Aš nemanau, kad esu bloga mama. Švystelės pirma mintis, perskaičius skyriaus pavadinimą. Žinoma, nėra naudinga galvoti, kad esate bloga, todėl nenorite sutikti su teiginiu. Nepriklausomai nuo to, ką jūs norite galvoti apie save, jūsų išgyvenami jausmai įvyksta savaime pagal tam tikrą smegenyse esančią programą. Minčių pagalba jūs negalite pakeisti šių jausmų, tačiau galite pakeisti jums nenaudingas nuostatas naudingomis. Aukščiau pratarmėje buvo skirtas dėmesys kaltės jausmai, kurį sukelia jūsų gynybinė smegenų sistema. Jausmai mums pasiūlomi, kad galėtume tinkamai reaguoti į situacijas ir apsaugoti save nuo grėsmių. Malonūs jausmai skatina kartoti mūsų elgesį, nemalonūs atvirkščiai skatina nekartoti ir imtis veiksmų išvengti nepageidaujamo rezultato. Kai patirite kaltės jausmą dėl to, kad jums nepavyksta vaiką įtikinti valgyti sveikai, sportuoti, arba jūsų pagalbos vaikų veiksmai neduoda rezultato, stengiatės sumažinti kaltės jausmą, išstumdama jį iš savęs ir nukreipdama į jausmą sukėlusi šaltinį, tai yra netinkama vaiko elgesį. Bandote paaiškinti vaikui, kad pykstate, kad jis nedaro, kaip jūs iš jo tikitės. Tartum bandote įbauginti vaiko netinkamą elgesį, kad jis pabėgtų, o vaikas pradėtų elgtis tinkamai. Skamba kiek juokingai. Įbauginti vaiko elgesį, tačiau tai nėra metafora. Puolimo arba bauginimo, grasinimo veiksmas yra viena iš 3 galimų žmogaus reakcijų į pavojų. Kitos 2 tai yra sustink arba bėk. Šias reakcijas paveldėjama iš gyvūnijos pasaulio ir jos įgyvendinamos su taip vadinamu instinktyvių smegenų pagalba. Grėsmė vaiko sveikatai, taip pat grėsmė jūsų motinystės instinkto netinkamam įgyvendinimui sukelia smegenų gynybinės sistemos atsaką, kuris pasireiškia jūsų organizmo hormoninio fono pasikeitimu ir jaučiamomis emocijomis, verčiančiomis tvarkytis su grėsme. Jūsų smegenų sukeltas kaltės jausmas - tai puolimo reakcija. Kai buvo minėta aukščiau, jūsų smegenys puola jūs pačią, tarsi skatindamos imtis veiksmų ir keisti situaciją. Tačiau jūsų nežinia, kaip galėtumėte dar padėti vaikui, skatina galvoje išvadą, kad jūs jau padarėte, ką galėjote, todėl jeigu kažkas nepavyksta, kalti kiti. Šiuo atveju kaltas vaikas. Vaiko netinkamas elgesys. Taip, jūsų pačios savęs puolimas virsta puolimu vaiko atžvilgiu. Iš pradžių jūs nepuolate atvirai. Jūs jaučiate gilų nusivylimą savimi, o vėliau ir vaiku. Šis nusivylimas didina nepasitikėjimą. Jūs nepasitikite vaiko gebėjimu suprasti, kodėl jam svarbu keistis. Todėl anksčiau ar vėliau bandote pati jam tai įdiegti. Kai paprastas pasakymas, prašymas ar priminimas neveikia, pradedate daryti spaudimą, liepiate. Pavyzdžiui, sakote, nesidėk į lėkštę per daug, įsidėk daržovių, kodėl palikai mėsą, o makaronus suvalgiai, nevalgyk saldaus, suvalgyk vaisiaus ir taip toliau. Kai vaikas nedaro tai, ką liepiate, dar labiau jo nusivilėte, o smegenys siūlo gerokai bauginti vaiką, kad išsigandęs pradėtų elgtis tinkamai. Tai pasireiškia įvairiais grasinimais kažką atimti, kažko neduoti. Žinoma, grasinimai ateina po to, kai skatinimai pinigais, daiktais, kelionėmis neduoda ilgalaikio rezultato. Tikriausiai jau nesunku patikėti, kad būtent taip viskas ir vyksta jūsų smegenyse. O nuostata, kuri tapo pradininkė ir sukėlė tokią audrą jūsų santykėje su vaiku, vadinasi, aš bloga mama. Kai smegenyse vyrauja nuostata, kad esate bloga, jos reaguoja ir bando jūs pačią apsaugoti nuo savęs blogos.
Tuo metu patirite puokštę nemalonių emocijų, kurios, kaip jau buvo aukščiau minėta, skatina jūs imtis veiksmų ir keistis, kad taptumėte gera arba rastumėte įrodymų, kad nesate bloga. Iš kur gauti įrodymų, kad nesate bloga? Tik iš kitų žmonių. Būtent kitų žmonių teigiamas grįžtamas ryšys suteikia pasitikėjimą savimi. Kas iš to, kad savo veidrodėje sakysite aš gera mama, tačiau to netikėsite? Tai nieko nepakeis. Tačiau išgirdusi apie save gerus žodžius iš savo sūnaus, tarkim, pasijusite daug geriau. Na, o jeigu sūnus savo ištartą komplimentą sustiprins savo elgesiu, tai yra pradės sveikai valgyti, sportuoti, gerai mokytis, bus geros nuotaikos, sutars su savo broliu ar seserim, padės namuose tvarkytis, demonstruos dėkingumą. Jūsų smegenys gaus įrodymą, kad su jumis viskas yra gerai. Skamba kaip pasaka. Todėl gyvenime iš tiesų taip nevyksta. Vaikai nedėkoja už mūsų tėvystę ir nedaro tai, ko jų prašome. O mes visada jaučiamės, kad nėra viskas taip, kaip norėjome. Jūs jau žinote, iš kur toks jausmas. Taip, iš mūsų smegenų gynybinės sistemos. Kas atkreipė jos dėmesį ir davė signalą pulti? Jūs pati, jūsų dėmesys grėsmiai, kad nesate gera. Grėsmės lygį nustatote pati. Kuo daugiau mąstote apie grėsmes, būtas ir nebūtas, tuo didesnis jūsų gynybinės sistemos atsakas. Nepageidaujamų jausmų stiprumą reguliuoja streso hormonai. Daugiausia tai kortizolis ir adrenalinas. Kuo didesnę grėsmę matote, tuo daugiau streso hormonų jūsų kraujyje ir tuo stipresni nemalonūs išgyvenimai, verčiantis jūs kažką su to daryti. Deja, žmogaus veiksmus, kuriuos jį atlikti skatina gynybinė sistema, negalima vadinti protingais, nes aukščiau minėtos elgesio komandos stink, bėk arba pulk yra automatinio pobūdžio, tai yra neapgalvotos, neracionalios. Jau rašiau, reakcijos tartum įvyksta be jūsų žinios. Jūs negalite jų kontroliuoti, jos įvyksta, o ne jūs jas įvykdote. Kai nesuvokėte savo elgesio, negalite jo transformuoti. Tačiau atslūgus įtūžiui, pykčiui, tartum atgaunate sąmonę ir pradedate mąstyti protingai, bandote susitarti geruoju. Stebėkite savo reakcijas ir elgesį ir jūs suprasite, kad automatiškai įvykstančios jūsų reakcijos, tai yra bandymai pakeisti vaiko elgesį, dažniausiai jums atneša neigiamą rezultatą. Čia stabtelėkime ir skirkime dėmesį mūsų natūraliam smalsumui ir klausimui. Kodėl smegenys mus verčia elgtis neprotingai, pavyzdžiui, pulti, jeigu tai nėra efektyvu? Ar jos tokios netobulos? Komandos stink, bėk arba pulk iš tiesų gelbsti laukinės gamtos sąlygomis ir gali išgelbėti gyvybę. Tačiau civilizuotame pasaulyje jų naudingumo laipsnis gerokai žemesnis. Visų pirma, sutarkime, gyvybės gelbėti čia ir dabar taip dažnai mums nereikia. Todėl daugumoje grėsmių atveju turime galimybę apgalvoti galimus sprendimus, ramiai vertinti argumentus ir pasirinkti veiksmus, kurie būtų paremti tarpusavio pagalba ir sutarimu. Bent jau tokio elgesio tikimasi mūsų civilizuotoje visuomenėje ir mūsų protingoji smegenų dalis, intelektas, natūraliai linkusi grėsmės spręsti būtent susitarimo, kuris tenkintų visas pusės būdu. Tačiau gynybinė sistema turi savo programas. Dabar jau žinome, kad jos kilusios iš gamtos, kitaip tariant, yra skirtos padėti mums išgyventi laukinėmis sąlygomis. Kadangi dažniausiai savo gyvenimuose esame priversti vadovautis būtent gynybinės smegenų sistemos pasiūlytomis komandomis, o gyvename ne laukinėmis sąlygomis, jų taikymas neatitinka realios situacijos poreikių, o rezultatai sukelia daugiau nusivylimų nei džiaugsmo. Kodėl taip? Juk tiek daug investuojame į savo intelektą, jau giname, treniruojame, o pasinaudoti jo taip dažnai, kaip norėtųsi, nepavyksta ir kažkodėl leidžiame laukinėms reakcijoms eiti pirma proto. Atsakymas slypi smegenų veikimo principuose, kuriuos atskleidė neuromokslas. Mano nuomonė, aiškiausiai šios principus apibūdino savo knygoje Šimpanzės paradoksas britų psichiatras Steve Peters. Pasirodo, mūsų intelektas visame gamtos evoliucijos kontekste labai jauna smegenų sistemos dalis. Lygiai kaip žmonių tarpe visuomenė linkusi mažiau pasitikėti jaunais žmonėmis dėl jų nepilnos brandos. Taip ir žmogaus smegenų sistemoje
Patikimesniais sprendimais laikomi tie, kurie pasiūlyti evoliuciškai vyresnių sistemos dalių. Šiuo atveju tai gynybinės smegenų sistemos dalis, kurios pagrindinė funkcija užtikrinti jūsų išgyvenimą ir jūsų genų perdavimą. Todėl pirmenybė pasiūlyti jums reakciją į grėsmę suteikiama šiai smegenų daliai. Kol ji gamina kabutėse savo atsaką į grėsmę, intelektualioji smegenų dalis blokuojama. Joje sumažėja kraujotaka ir deguonies tiekimas, bei įvairių cheminių medžiagų pagalba laikinai nutraukiamas nervinių signalų praeinamumas. Žmonių gyvenime tokią situaciją galime atvaizduoti sekančiai. Vyresnis pagal amžių žmogus tildo jaunesnį, norint pasakyti savo nuomonę. Arba tiesiog vyresni neklauso jaunesniųjų patarimų, ignoruoja juos, vertina kaip nepatikimus. Sutikite, nesunku patikėti, kad smegenyse vyksta viskas lygiai taip pat, kaip ir pas mus. Maža to, gynybinė sistema negalvoja. Ji jau turi iš anksto paruoštas reakcijų planus. Kad grėsmės akivaizdai negaištume laiko apmąstymams. Juk jos daug senesnės už mūsų mąstymo aparatą intelektą. Todėl jau turi visus reikiamus atsakymus, kaip ir kada ir ką reikia daryti. Ir visgi, labai panašu į tai, kaip vyksta žmonių tarpe. Vyresni visada viską žino geriau už jaunesnius. Ironiška. Kad gynybinis procesas būtų patikimesnis, gynybinės sistemos darbas mūsų smegenyse vyksta 5 kartus didesnių pajėgumų, nei intelektas galėtų atlikti tokią užduotį. Taip yra nustatyta gamtos, iš tiesų nereikėtų per daug dėl to nuogąstauti. Įsivaizduokite situaciją. Jums einant per pėsčiųjų perėją, išgirstate staigų važiuojančio automobilio stabdžių cypimą. Jūsų saugumas šiuo atveju priklauso nuo to, kaip greitai priimsite sprendimą išvengti susidūrimo su automobiliu, tai yra pabėgti iš ten, kur esate. Jeigu už šį sprendimą būtų atsakinga faktais mąstantis smegenų dalis, intelektas, sprendimo priimimo procesas vyktų maždaug sekančiai. Intelektas atliktų analizę, automobilio greitis maždaug toks ir toks, jis važiuoja į mane, man reikėtų pasitraukti, kur geriausia būtų bėgti ar šokti. Gal vis dėlto sustos ir man nieko nebus, juk vairuotojas stabdo, reiškia turėtų sustoti. Skamba komiškai, sutinku. Turbūt mielai sutiksite patikėti savo saugumą tokioje situacijoje daug greičiau sprendimus priimančiai ir jūsų reakciją į situaciją valdančiai už išlikimą atsakingai smegenų daliai, kuri be apmąstymų automatiškai pajungs jūsų visą kūno sistemą, kuo greičiau sprukti iš vietos. Jei tai pavyks, dėl to, kad tuo metu intelekto apmąstymai ir daug lėtesnis sprendimo priėmimo procesas bus prislopinti. Žinoma, smegenys gali tokioje situacijoje pasirinkti kitą reakcijos į grėsmę būdą – sustingti baimės akivaizdoje. Toks pasirinkimas tikėtinas tuomet, kai į didelį Toks atsakymas toks pasirinkimas tikėtinas tuomet, kai į didelį išgąstį jums bus tekę nesykį per gyvenimą reaguoti būtent sustingimu. Svarbu suprasti ir tai, kad smegenys neskirsto pavojus į mažą, vidutinį, fizinį, psichologinį ir taip toliau. Visų pavojų rūšių atveju pirmenybė reaguoti ir pasielgti bus suteikta sąmoniai intelektui nepavaldžioms programoms, kurias valdys už saugumą atsakinga mūsų smegenų dalis. Tai atsakymas, kodėl taip sudėtinga sustabdyti savo emocinės reakcijas į jūs netenkinančios aplinkybės. Gynybinės už mūsų saugumą atsakingos smegenys mąsto ne faktais, bet jausmais, emocinėmis reakcijomis, baimė, kaltė, pyktis ir panašiai. Kad sustiprinčiau jūsų supratimą, pateiksiu pavyzdį. Jūs stovite vaistinėje eilėje. Akivaizdu, kad stovėjimas ir laukimas vaistinėje nėra malonus užsiėmimas, todėl jūsų lūkestis susijęs su kuo greitesnė šio proceso baigtimi. Staiga į vaistinę atėjęs naujas lankytojas, garsiai atsiprašydamas visų stovinčių eilėje, nueina tiesiai prie kasų, teisindamasis, kad labai skuba ir jam reikia nupirkti tik vieną vaistą. Vaistinės darbuotojas neprieštarauja ir jį aptarnauja. Dabar įsivaizduokite, kokius jausmus jums sukels šis įvykis. Tai stiprus įtūžis ir postūmis susidoroti su įsibrovėliu, juk jis pažeidė eilės tvarką. O kas yra eilės tvarka?
Tai kiekvieno joje stovinčio asmens teisė į tam tikrą vietą, teritoriją. Prisiminkite, kaip savo teritoriją gamtoje gina gyvūnai. Štai dabar, ko gero, lengviau suprasti mūsų gyvuliškąją prigimtį ir jos poveikio pirmenybę prie žmogui būdingą civilizuotą elgesį. Žinoma, dažniausiai tokia situacija nusprendžiame sulaikyti smegenų pasiūlytą pirminę reakciją ir pasirinkame virti viduje. Tačiau gynybinės smegenys nesiliauja siūlydamos mums daugiau argumentų įžvelgti pavojų, nes primena, kad vaistininkai turėjo apginti eilėje stovinčių žmonės ir liepti įsibrovėlį užimti eilę, tačiau ji to nepadarė. O tai gali reikšti, kad į eilėje stovinčius tuo pačiu ir jūs vertina mažiau nei tą įsibrovėlį. Tai padidina pavojaus pojūtį, nes pamina jūsų autoritetą. Tokį pavojų gynybinės smegenys prilygina jūsų išlikimo grėsmei. Žinoma, tai perdėta, tačiau jau minėjau, kad gynybinės smegenų dalis masto ne savokomis ir faktais, bet emocijomis. Todėl žodžio perdėta jos leksikone nėra. Tad verdate dar labiau. Verdate viduje ir nepuolate žmogaus kumščiais ar žodžiais todėl, kad jau turite neigiamą patirtį dėl tokių ar panašių situacijų arba nejaučiate, kad neverta prasidėti. Nujaučiate, kad neverta prasidėti. Smegenyse turime informaciją, įrašas apie neigiamą patirtį tokio situacijų. Tartum sustabdė jūsų automatinio elgesio pulk įgyvendinimą. Tačiau emocinė reakcija išliko, nes streso hormonai žaibiškų greičių buvo išskirti į kraują ir net jeigu jums suteikta jėga kumščiai susidoroti su tuo, kas sukėlė grėsmę, nebuvo pilnai panaudota, nes neėjote kumščiotis ir net neišsakėte savo nuomonės, energinis užtaisas liko tūnoti kūno audiniuose. Patirtas stresas niekur nedingo, jį pasilikote savo. Tokio ir panašaus streso patirite su kaupu kasdieną. Įsivaizduokite, kiek kas kartą nerealizuotų postūmį susidoroti su tariamu užpuoliku sulaikote. Kaip galvojate, kuo anksčiau ar vėliau virs šis kūne sulaikytas ir užrakintas galingas užtaisas? Aišku, kūną kamuojančiomis ligomis. Tai galioja ir tiems atvejams, kai puolimo reakciją nukreipiate į pačią save, pavyzdžiui, įsileisdama kalties jausmą arba apgailestaudama dėl nesėkmės, nusivildama savimi, nerimaudama dėl savo gebėjimų ir rezultatų, ar dar norite galvoti apie save kaip apie blogą mamą? Dabar, kai jūs jau žinote, kas vyksta jūsų smegenyse, pažvelkite, kaip jūsų elgesį reaguoja jūsų vaikas. Žinoma, kad bet koks jūsų nepritarimas vaiko elgesiui, jūsų nerimas dėl jo, spaudimas elgtis vienaip ar kitaip, sukels vaiko gynybinės smegenų dalies atsaką ir užvaldys jo reakcijas į jūsų elgesį. Vaiko gynybiniai sistemai daug lengviau užgrobti vaiko intelektinę smegenų dalį, nes vaiko smegenys vystosi, auga. Brandžiomis smegenimis laikomės asmenys sulaukus 25 metų. Tad iki tol gynybinė sistema veiks dažniau ir stipriau, o jūs neturėsite daug progų bendrauti su savo vaiko intelektinė dalimi, tai yra protingąja dalimi. Nebent tik tada, kai vaiko smegenys neižvelgs jokios grėsmės ir leis sprendimus priimti jo intelektiniai dalį. Jums nėra lengva suprasti, kodėl vaikas priešiškai reaguoja jūsų bandymą padėti. Juk jūsų manimu, jūs duodate vaikui naudingus patarimus, jūs esate tikra, kad darote tai su dideliu rūpesčiu iš meilės. Tačiau vaiko smegenys jūsų bandymus jam padėti, pasikeisti, suvokia kaip puolimą. Todėl įsijungia gynybiniai mechanizmai. Labai tikiuosi, kad perskaičiusi šį skyrių kitaip vertinsite savo vaiko neigiamą elgesį. Priminsiu, kad vaikas priešinasi, ginčiasi, tampa agresyvus arba atvirkščiai abejingas ar stengiasi išvengti jūsų kompanijos. Tai reiškia, kad jūs turite reikalą su jo gynybinė sistema, o ne su pačiu vaiku. Todėl jūsų bandymai įtikinti, pateikti arba ištraukti iš jo faktus, pamokyti, tikintis, kad atsimins, praskries kiaurai pro vaiko ausis. Juk jo intelektinė dalis yra užblokuota, o ginasi jis automatiškai, ne visada suvokdamas, ką sako ir daro. Jis negalės priimti tai, ką sakote, ko norite, ko tikitės. Tai bus įmanoma tik tuomet,
kai vaiko smegenys nepastebės grėsmių ir saugumo pažeidimo. Vaikui saugu, kai tėvai jo džiaugiasi, jį vertina. Kai vaiko elgesys tėvų netenkina, sukelia jiems nerimą, vaiko smegenys tuoj pat fiksuoja nesaugumą. Kas vyksta toliau, jūs jau žinote. Dabar jums turėtų būti aišku, kad puolimo būdu padėti vaikui beprasmiška. Tačiau akivaizdu, kad nenutokėte, kaip kitaip su juo susitarti. Apie tai ši knyga, o pradėsime mes nuo savęs. Tai yra nuo jūsų. Pamenate šios skyriaus pradžioje paminėtas ribojančias ir galimybės atveriančias nuostatas. Jau supratote, kad nuostata aš bloga mama yra griaunanti jūsų santykių su vaiku. Jūs apie save galvojate blogai, ši nuostata signalizuoja apie pavojų, netitikimą lūkesčiams ir atkreipia jūsų gynybinės sistemos dėmesį. Ši puola grėsmės šaltinį, tai yra jūs pačią ir sukelia kaltės jausmą. Šis virsta kaltinimas vaikui. Jūsų kaltinimai sukelia vaiko gynybinį atsaką, užblokuoja gebėjimą mokytis naujų įgūdžių, neigiama vaiko santykio su jumis patirtis dėl jūsų nerimo ir pykčio verčia jį saugoti situacijose, kuriuose tokia patirtis gali pasikartoti. Todėl jis bėga, vengia jūsų, pavyzdžiui, nereaguoja, ignoruoja arba puola, ginčiasi ar pyksta. O kodėl vaikas tiesiog neima ir nepakeičia savo elgesio ir nedaro taip, kaip jūs to norite? Juk tai padėtų išvengti jam nemalonių patirčių santykiai su jumis. Galbūt jau žinote atsakymą? Todėl, kad sąmoningą sprendimą keisti elgesį gali priimti tik už mąstymą atsakingas smegenų dalis. Tai yra intelektas. Tačiau jūs jau žinote, kad ši vaiko dalis miega, kol gynybinė dorojasi su pavojais. Pokalbis su jumis apie maistą, sportą, svorį, saldumynus ir kitus nemalonius vaikų dalykus vaiko smegenys vertina kaip pavojų. Todėl vaiko elgesys nebus bendradarbiaujantis, o jo motyvacija keistis bus lygi nuliui. Kaip užkirsti kelią vaiko gynybinėms reakcijoms, kai kalbate apie sveikatą ir atverti jo norą mokytis naujų įpročių? Pirmiausia, nustoti jums kaltinti pačiai save. Jūsų smegenims reikia pasiūlyti naują nuostatą, kuri vadinasi, aš esu geriausia mama savo vaikui. Ši nuostata nesukels gynybinės reakcijos, todėl jums bus daug lengviau pasinaudoti savo intelektinės smegenų dalies pasiūlymais, kaip motyvuoti vaiką rūpinti savimi. Jūs paklausite, o kaip tokią nuostatą įtvirtinti smegenyse, jeigu nėra argumentų, kurie ją patvirtintų? Juk retai gaunu patvirtinimus iš gyvenimo ir kitų žmonių, kad viską darau gerai. Atvirkščiai, man atrodo, visi kaip tik įrodo, kad man netaip gerai sekasi. Ar man gerai pavyko įvardinti jums kylančias mintis? Įdomu, bet jūsų dėmesys savo nesėkmėms taip pat susijęs su gynybinės smegenų dalies darbu ir jų dominavimu. Reikalas tame, kad jos valdo jūsų dėmesį. O kokia bet kokių gynybinių sistemų paskirtis? Stebėti, ar nėra pavojaus. Jeigu pavojaus nėra, tam neskiriama dėmesio. Gaunasi, kad kai gynybinės smegenys valdo jūsų dėmesį, jos neskirs jo tiems jūsų ir jūsų gyvenimo pasireiškimams, kurie yra tvarkoje. Jos dėmesį skirs tik tam, kas netitinka jūsų lūkesčių, kas savaime yra potencialus pavojus. Kitaip tariant, tas, kas yra gerai, norma, gynybinėms smegenims nerūpės, bet tai nereiškia, kad jos miegos. Jos toliau valdys jūsų dėmesį, ieškodamos pavojų. Todėl jums bus labai sunku pastebėti ir pasidžiaugti savo jau turimomis teigiamomis savybėmis. Tai savo ruožtu sudarys įspūdį, kad esate tik klaidų ir nesėkmių arba neįveiktų kliūčių siūlų kamuolys. Nuostata, aš esu geriausia mama savo vaikui, nėra iš piršto laužtas faktus iškreipiantis teiginys. Kitaip ir būt negali, kad esate geriausia. Kasgi jūsų vaikui būtų dar geresnė nei jeigu ne jūs. Tačiau jūsų galvoje vykstanti nuolatinė kova dėl dėmesio, kurią dažniausiai laimi trūkumai, pavojai, o nelaimėjimai norma. Klaidų baimė, o ne jau išgyventi pasiekimai, sustiprina užmarštį apie tai, kad iš tikrųjų jums puikiai sekasi auginti vaiką. Netikite? Tiesiog palyginkite savo situaciją su tūkstančiais ar dešimtimis tūkstančių kitų šeimų, kuriuose vaikais rūpinamasi daug blogiau, nei tai darote jūs.
Dabar, kol skaitote, paimkite popieriaus lapą arba savo telefono užrašų knygutėje, užrašykite, kodėl esate gera mama. Kas jums jau pavyko, kokias vaiko savybės jūs puoselėte, kokiomis didžiuojatės, kokios išskirtinės jūsų vaiko savybės jį padaro juo. O juk jūs padedate jam jas stiprinti ir jam sekasi. Nors ir ne viskas, bet sekasi. Tai, kas nesiseka, tampa iššūkiu, bet juk iššūkiai jums padeda atrasti sprendimus ir jais pasidžiaugti. Šie iššūkiai iškilo ne dėl jūsų kaltės, tai vaiko iššūkiai. Leiskite jam juos patirti. Neatimkite iš vaiko galimybės išmokti pamokas. Atleiskite savo, kad kartais nemokate rūpestį perduoti taip, kad vaikas neišsigąstų ir jį priimtų. Leiskite savo klysti, nes klaidos yra judėjimo darant požymis. Leisdama savo klysti, tinkamai išugdysite vaiko ryžtą nebijoti klaidų. Tai padės jo asmenybei augti ir iš nesėkmių mokytis, bet negrimsti ir dar didesnės nesėkmės. Kiek teigiamų pasiekimų jau užrašėte lape? Prašau, skirkite laiko atlikti šią užduotį. Priešingo atveju ši knyga liks tik viltį teikiančių skaitalų. Šį skyrių noriu užbaigti alegoriją apie Tibeto vienuolių samprotavimus. Galiu ją atpasakoti netiksliai, tačiau esmės tai nepakeis. Vienuoliai teigia, kad vaiko siela prieš atkeliaudama į žemę atidžiai renkasi savo tėvus. Renkasi pagal tai, kaip išrinkti tėvai padės vaikui įgyveninti jo iškeltus savo gyvenime žemėje tikslus. Man asmeniškai patinka pritaikyti šią mintį savo gyvenime. Noriu jūs paskatinti, neabejoti, kad esate ta mama, kuri geriausiai padeda savo vaikui įgyveninti jo iškeltus savo tikslus. Juk jis jūs pasirinko. Tikiuosi, ši alegorija jums padės kitaip pažvelgti į save. Tik prašau, nenaudokite jos savo vaikams įpareigoti būti kažkokiais, nes jie jūs pasirinko. Savo praktikoje susidūriau su tokiu mamos elgesiu. Siekdama paveikti vaiko elgesį, mama bandė įpareigoti sūnų klausyti jos, nes jis neva ją pats pasirinko. Bendraudamas su vaikinu, aš vėliau išgirdau iš jo didelį nuogąstavimą dėl mamos jam užkrautos naštos. Jis jautėsi it spąstuose, kuriuos pats savo paspendė, nes neva pats pasirinko savo mamą. Ši manipuliacija, žinoma, buvo mamos gynybinės sistemos atsakas į neviltį dėl sūnaus nenoro išgirsti, paklusti, parodyti mamai, kad ji turi autoritetą. Bet mes su jumis jau žinome, kad bet kokia manipuliacija visada sužadins gynybinės smegenų sistemą. Todėl, norėdama būti pavyzdžiu ir autoritetu savo vaikui, nusivylimą transformuokite į priėmimą, kaltę į atleidimą ir puoselėkite teigiamus savo gyvenimo pasireiškimus.